maratono fotoalbumus ir gražius istorijos metraščius ilgiems ir maloniems prisiminimams. Vaikai, dar kartelį noriu priminti, jog šiandieną čia mes nelenktyniaujame. Mes važiuojame visi drauge ir važiuojame vieni greta kitų, todėl nesistengkite lenkti savo bičiulių, nesistengkite išsiveržti į priekį. Priekyje važiuoja policijos pareigūnai su motociklais, ginktie nelenkite jų. Policininkai geri, bet jeigu juos bandysite aplenkti, gali šiek tiek ir pyktelėti, todėl nelenktyniaukite nei su policijos pareigūnais, nei tarpusavyje. Jūs visi esate pirmi, jums visiems šiandieną bus užkabinti medaliai ir visi jūs sugrįžę į namus su tais medaliais. Žinote, ką galite padaryti? Pirmiausiai, medalius reikia pakabinti pačioje gražiausioje namų svetainės vietoje. Paprašote tėvelio, kad įkaltų vinį arba įsuktų varžtą ten, kur pati matomiausia namų vieta, ir ten pakabinate savo medalius. Tai pirma. Antra, pelnę medalį ir finišavę Early Rider vaikų važiavime, jūs turite teisę paprašyti iš tėvelių bent 2 ar net visų 3 porcijų ledų. Ir niekas net neturi teisės jums atsakyti ir nesutikti su tokiu prašymu. Jūs to nusipelnėte. Vaikai, žinokite, jog labai svarbu būtų išsirikiuoti šitoje pusėje startinio koridoriaus, nes jūs tolumoje apsigręžę ir apsisukę turėsite šią kelio pusę sugrįžti atgal. Todėl žinokit, kad į tą galą važiuojame paskui policijos pareigūnus kairiąją trasos dalimi. Kairiąją pusę čia, kur išsirikiavę visa graži virtinė startuojančių dalyvių. Gerai? Tikiuosi, kad supratome vieni kitus. Kai finišuosite, neskubėkite niekur pabėgti. Tėveliams jau garsiai sakiau, jog finišas yra Gynėjų gatvėje. Tai yra už didžiosios finišo arkos pasukus kairėn. Ten